Aš žinokit, intro bandau įrašyti kokį 3 kartą. Dabar yra 2:30. 5 ryto mes kelsimės. Ir turėsime Flixbusą iki Varšuvos. Ir iš ten skrisime į Albaniją. Aišku, galėtume skristi iš Lietuvos į Albaniją, bet aš nepamenu, šiaip iš tikrųjų mes turim tiesioginių skrydžių. Iš tikrųjų turim ir taip, jie yra biški brangesni, bet dabar, kai mes jau grįžom į Lietuvą, galiu pasakyti, kad būtų buvę žymiai protingiau mums tiesiog paimti tuos tiesioginius skrydžius, nes aš kažkaip nuvertinau, kad 7-8 valandas pirmyn atgal biški užknisą važiuoti. Galima tylos minutėlę. Ką tu šį darai? Ir kitas dalykas, man atrodo, mes realiai galiausiai išleidome net daugiau, ar tiek pat, bet su papildomu stresu, nes kainavo ir tas pats Flixbusas, ir pavalgymas Varšuvoje, ir po to galiausiai mūsų skrydį žiauriai nuvėlino. Tai mes ir už taksą permokėjom, ir už maisto oro uostą permokėjom, žodžiu, pasimokėm, bet aš galiu pasakyti, kad turbūt labiau verta visgi tiesiog paimti tą tiesioginį skrydį ir nesiparinti. Mūsų kambarys atrodo va taip. Į sveikatą. Atsiprašau, ačiū. Pakuojamės dabar 2:30. Plaučio neiščiaudiau. Aš nemanau, kad čia sveika. Ką mes prieš tai veikėm visą dieną, jūs mūsų paklausite? Montavau Berlyno vlogą. Svarėm sporto salę, mes skelbėm rūbus, mes tvarkėm namus, mes plovėm indus, mes gaminom takus. Kai šiaip užtruko pakankamai daug laiko ir žiūrėjom Breaking Bad po to. Ir mes žostkai kačialinamės. Nes šiaip tiesiog mes gyvenam Balsiuose ir čia nusigaus iki sporto salę su autobusais. Ai, bet mes šiandien su autobusais varėm, mes šiandien Sparką paėmėm, bet nežinau, kada šiaip eisim miegoti. Tiesiog pagalvojau, pradėsiu intro nuoširdžiai taip, su tokia būsena, kokia esu. Tai jo, su jumis tada jau susimatysim ir tai. Eina 4-5 valanda Flixbuso. Mums dar važiuoti kokias 3 valandas. Čia yra viena iš ilgiausių kelionių. Ar tu pritari? Taip. Norim valgyti. Miegot nepavyko. Kokie komentarai iš šios kelionės kol kas? Man tai viskas patinka, man linksma. Šitas žmogus, ką tik skundėsi visko, ko įmanoma čia Flixbus. Ne, nu, tai nepatinka, man aišku, čia dreba viskas. Čia nemalonu miegot, aš nemoku miegot autobusuose, man nesmagu čia ir aš noriu išeiti. Taigi, mes į Varšuvos oro uoste, už mūsų vartai į Tiraną. Tai šiaip ir artimiausiu metu kažkur keliausite į Europos šalį, bet ne į Europos Sąjungos šalį, nes aš kažkada padariau tokią klaidą su Šveicarija, aš tik pamiršau, kad tenais negalioja mano internetas, nes jinai nors ir yra geografiškai Europai, bet nėra Europos Sąjungoje. Tai jūs mano klaidas nekartokite ir aš jau ilgą laiką naudoju eSIM, tai aš naudoju Seilį, kurie įremia šį video. Dabar aš tiesiog įsijungiau programėlę, čia jau yra instaliuota mano eSIM, nes aš jau naudojau ir Kanadai, ir Amerikai. Tiesiog spaudžiu Add Data. Čia tada yra labai didelis šalių visokių pasirinkimas, bet man reikia Albanijos. Ir čia yra visokių planų. Aš manau, man užteks kokių 5 gigų 10 dienų. Jūs dar galite pasinaudoti mano nuolaidos kodą, nes jis suteikia 15% bet kokiam planui, bet kuriai šaliai, į kurią beskristumėt. Simona C. Ir volia. Ir viskas, dabar aš Albanijai turiu 5 gigabaitus ir kažkaip yra žiauriai faina, kad kai mes tik atskrisime, aš tiesiog pas save nustatymuose perjungsiu į eSIM ir man iškart bus internetas. Tai tiesiog iškart oro uoste aš jau galėsiu naudoti savo duomenim ir tenais ir pažiūrėti, kaip iki Airbnb nusigauti ir kol nusigausim iki Airbnb visur turėsiu internetą. Nuoširdžiai labai rekomenduoju, pati ilgai naudoju. Jeigu įsigysite planus, tai nepamirškite pasinaudoti ir mano kodų, kad jums būtų pigiau. Mus teoriškai turėtų kažkur už pusvalandžio pradėti laipinti į Tiraną. Mūsų skrydį nukėlė valandą ir mes skrisim be 10:10. Tai Albanijoje mes realiai būsim vidurnaktį. Mes esame žiauriai išvargę. Aš manau, iš mano vien balsų girdisi. Aš labai mielai pamiegočiau, bet laukia 2 valandų skrydis. Pradėjom ieškoti ir žiūrėti, kur vietiniai apsipirka. Tai pradėjom nuo tokio turgaus, kur yra visokių čia vaisių, daržovių. Čia kaina šiaip labai patogu konvertuoti, nes matot parašyta 200 šiam, 26 centai. Ai ne, čia 2 šiam, sorry. Mes kol kas tiesiog renkamės ką pusryčiam paimti. Iškart išsikeitėm grinų, nes čia grinais labai daug kur reiktų mokėti ir ypač turgai. Žiūrėjom dar į kepyklą. Čia šiaip gan pigus yra desertai. Ir tokios spurgytės po €2. Ir žiauriai fancy šiaip atrodo šitie visi deserčiukai. Šitas tiramisu už €7. Tai va, aš nežinau, mes čia tiesiog realiai einam pakeliu, tai aš neįsivaizduoju, ar čia yra brango Albanijos kainam ar ne, bet atrodo visai geros tos kainos ir labai skaniai šiaip atrodo. Ir va ten, kur yra duonų visokių. Bet mes norim savo kepaliuką paimti namo. Iš visai atrodo, kad vietiniai apsipirkinėja, tai mes pagal tai bandom spręsti. Rodsiu žodžiu, ką nupirkom ir kiek viskas kainavo. Duona yra tiesiog, kad jūs žinotumėt, kaip jinai
Kaip jinai kvepia net per pakelį, kokia jinai šilta, minkšta. Pažiūrėkite tą duoną. Oh my god, Simona, mes sumokėjom tiesiog 5 eurus už avokadus. Bliamba, kaip jie galėjo kainuoti brangiai? Mes galimai persistengėm su avokadais, nes šiaip avokadai, aišku, atrodo žiauriai gerai. Žiauriai sunokia, labai gražus, bet 3 eurai. Tada turime tokius krapus ir kalendrą, kurie kainavo... Aš taip skaitau, lyg aš suprasčiau albaniškai. Žodžiu, visi vaisiai ir daržovės kainavo, jeigu be avokadų, tai 5 eurus. O tokie gražus. Pomidorai. O kaip jie kvepia. Šiaip man labai patinka, ant kiek šviežiai viskas čia atrodo. Agurkų 5 ir abrikosus. O jie tokie sunokai, žinok. Ir dar nuėjom į parduotuvytę. Šiaip žiauriai keista, kad tiesiog tau į maišus duoda kiaušinius. Aš nežinau, kiek čia tiksliai kiaušinių, bet vienas kiaušinis kainuoja 18 centų. Tai tarkim, jeigu ten perki 10, tai euras 8. Tada paėmėm mėsyčių, tokias, euro 8 ir sūrį už 3,7. Tai čia kažkoks labiau fancy atrodo. Oi, smirda tai fancy. Tiesiog išviriam kiaušinius, čia daržovės iš turgaus, šiaip tokios jos skanios, žinokit. Tada tas sūris, kurį paėmėm, iš baisiai sūrus, bet labai skanus. Saliamis kažkoks, tas avokadas už 5 eurus ir šitą duoną. Šitą duoną tiesiog 10 iš 10. Ir aš pastebėjau šitą dalyką kaip Italijoje, kad čia irgi geria kavą baruose. Nu, taip, šita kavinukė yra kaip ir baras tuo pačiu ir kavinukė, kur gali kavos pasiimti už 8 centų. Šiaip mes abu Balkanuose buvom pirmą kartą ir į akis krito neigiamas Tiranos aspektas, kad čia tikrai yra gan daug šiukšlių ir yra triukšminga ir visas eismas atrodo labai chaotiškai. Ir yra gan mažai šaligatvių, kas irgi nepadeda prie viso chaoso. Kai mes šiandien ėjom, aš Sašai sakiau, kad čia yra turbūt pirma šalis, bent jau miestas šitas Tirana, kur kai mes čia skridome, aš kažkaip neturėjau jokio lūkesčio, jokio įsivaizdavimo, kaip turėtų atrodyti, koks čia bus vaibas, kokie čia bus žmonės ir panašiai. Bet kol kas atrodo, lyg čia būtų Graikija ar Italija, bet su tokia rytų Europos atmosfera ir žmonėm. Vienintelis dalykas, kad kalba skamba labai keistai, net tiesiog jokia nėra panaši. Mes bandėme išsiversti keli žodžius, pavyzdžiui, kaip bus atsiprašau ar ačiū, ir aš kažkaip neatsimenu, nes jie yra labai keisti ir labai ilgi ir labai keistai tarėsi. Norite pakomentuoti? Ar aš noriu pakomentuoti? Nu ką, nu man Albanija, nežinau, man Albanija, žinai, kaip nelabai kas pasikeitė, jaučiuos lygiai taip pat, atkiniai iš kažkur atsirado biški, žinai, nu. Žodžiu, atėjome į čia kažkokią kavinukę prie pat mūsų namų. Tai čia atrodo, kad būtų grinai vietiniai, šiaip kainos yra žiauriai pigios. Čia pasiėmiau kažkokį tradicinį taš kebab, kas kiek pasigūglinau yra kažkoks tiesiog troškinys ale su jautiena. Čia yra ryžiai tiesiog. Vadinasi pilav, tai gal čia kažkokia plovo ryžiai, bet šiaip žiauriai skanų, žinokit, tokie naminiai labai. Čia yra kažkoks tiesiog žalios salotos. Ne, nu visai nieko, bet primena guliašą. Ką žinau? Apart guminės vištienos visai nieko. Čia vištieno. Nu, blėme. Šitas kainavo 2 pem. Salotas eurą. Čia atitinka kainą. Mes Tiranoj pabuvom 3 dienas ir dabar varysime į Himarę. Laukia 4 valandos, šiaip autobuse tragiškai tvanku ir karšta. Aš tik tikiuosi, kad kai mes pradėsim važiuoti, kondiškę galima bus įjungti. Supratom, kad nėra labai lengva čia orientuoti su tarpmiestiniais autobusais, nes internete, ką rašo, internete rodė, kad iš esmės bus lyg ir tik 7 tram, bet Mapsai ir kiti websaitai rodė, kad dar 1 valandą bus autobusas į Himarę. Tai mes sprendėm surizikuoti ir nuvaryti su tuo, kur neaišku, ar tikrai bus, bet jis yra. Bet kai mes varėme autobusų stoti, čia tiesiog žiauriai daug autobusų ir nėra kažkokių aiškių nurodymų. Tiesiog žmonės pradėjo rėkti kryptis, kur kas važiuoja. Ir mes tik pradėjom sakyti, ten Himarė, kad važiuojam į Himarę. Ir taip mūsų nuvedė į reikiamą autobusą, tai kainuos 12 eurų. Ties tom užbaigsiu šį vlogą. Bus dar kitas vlogas iš Himarės. Tai jeigu jums įdomu, kviečiu mane užprenumeruoti. Ir tikiuosi pavyko perduoti Albanijos atmosferos, tikiuosi buvo įdomu žiūrėti. Ir su jumis tada matysime kitose vlogose.